Visi, sveiki visi. Tai kaip girdėjote, įrašymą jau pradėjome, tai informuoju, kad visi prisijungusieji dalyviai užsiregistruotų, užsirašytų pokalbių laukelyje su vardu pavardė, elektroninio pašto adresais, telefono numerių kontaktais, nes įrašinėjimas yra įrašas. Tai va, iki susirinkimo dar paskirsiu, kad susirinkimo pirmininku būsiu aš, Lina Šliogerytė, o sekretorė bus architektė Rūta Urbonavičiūtė. Dabar kviečiu visus užsirašyti į pokalbių laukelį. Dar palauksime kokias 5 minutės, prisijungusių gal kitų dalyvių dar ir tada pristatysime pasiūlymus. Jo, ačiū. Tuoj užsidarysiu, kad nerėkaučiau aš čia. Jo, ir tada paprašysime užsimūtinti mikrofonus dalyvių, kol mes pasakosime, kad nesigirdėtų pašalinių garsų. Ačiū. Dabar tik 3. 5 minutės. Kas dar prisijungia naujai, tai kviečiu visus užsirašyti pokalbių laukelyje, kas ką atstovauja, vardą, pavardę nurodyti, kontaktus.
Tai 5 minutės, kaip sakėm, jau praėjo, visi užsiregistravę, kas dar neužsirašė, užsirašykite. Tai vat galim pradėti tada viešo susirinkimo metu, bus pristatomi ir svarstomi sporto paskirties ledo arenos Paryžiaus komunos gatvė 5 Klaipėdoje statybos projekto projektiniai pasiūlymai. Tai statytojas yra Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, projektuotojas projektų rengimo centras, architektų grupė yra Jokūbas Fišeris, Rūta Urbonavičiūtė, Dovilė Gavėnė. Tai turbūt architektam dabar ir paprašysiu architektų pristatyti sprendinius, kaip ir viską gal pasakiau. Labai gerai. Būsiu Jokūbas Fišeris, šalia Rūta Urbonavičiūtė. Mes rengiam projektinius pasiūlymus ledo arenos Klaipėdoje Paryžiaus komunos gatvėje. Tai gal pradėsim nuo bylo viešinimo. Va. Dabar, kaip sakyti, pačios istorijos, kaip, kas, kodėl ledo arena, aš gal nesiplėsiu šitoj vietoj, gal tiesiog papasakosiu apie patį projektą, kodėl jis toks ir kodėl, tai gerai, na. Kodėl jis toks suprojektuotas, kokios mintis architektūrinė prasme mums buvo aktualu įgyvendinti šitam projekte. Tai pradėsiu po truputį, reiškia, kaip ir pati byla paruošta projektinių pasiūlymų, taip ir mes iš eilės eisim per šitą visą mūsų bylą, taip vadinama. Galbūt taip, čia bendrieji rodikliai, kas planuojama statyti, tai yra ledo arena, kurioje numatoma, kad bus vienu metu galės treniruotis apie 100 sportuojančių, o renginių metu numatyta, kad bus apie 850 žiūrovų. Bendras žmonių skaičius pastate bus apie 1000 žmonių. Tam tikslui projektuojamas automobilių parkavimo aikštelė ir vietos autobusams pastatyti, nes į renginius paprastai atvažiuoja autobusais. Čia vat yra projektinių pasiūlymų užduotis ir vat mūsų analizė, kaip mes čia, koks kontekstas aplinkui vyraujantis, mes čia išsianalizavom situaciją visą. Visą situaciją, kas ir sklype darosi, ir aplinkinis koks yra užstatymas ir kokios čia, kaip sakyti, veiklos vystomos šitoje zonoje. Tai šita zona daugiausia vystoma kaip sporto paskirties objektų, tai yra pietiniai daly komunos gatvės yra stadionas, o čia vat fotofiksacija, fiksuota teritorija, kuria numatytos ledo arenos pastatas. Tai šita teritorija tai buvusios vandenvietės teritorija, kaip mums patikino, kad ši vandenvietė jau neveikianti jau senai. Ir dėl to šitam sklype ir numatytos būsimos veiklos tokios. Įdėtas ir detalusis planas, prie kurio matyt dar sugrįšime.
nes per tą laikotarpį, kol buvo paviešintas pats projektinių pasiūlymų darbas, gavome tam tikrų paklausimų pasiūlymų ir jie susiję taip pat su detaliojo plano sprendiniais, bet iš principo mūsų projektas vienareikšmiškai taiko į visus numatytus detaliajam plane reglamentus ir nieko čia mes pažeidinėti nesiruošiam, aišku, o tuo pačiu norime išgauti tam tikrą teritorijos kokybę su būsimu pastatu. Nėra garso. Nėra, Užkroviau. atsiprašau, Užkroviau. Nėra ant garsiakalbių variantų. Yra tik ant video. Nėra variantų. Girdite mus Ne, kai- visi? Taip, girdime Paleidau. jūs. Girdime. tai, Gerai. Ne, Girdime. neateina. Iš viso neateina. Ten, Tai čia. duokit, tai užmutų. vat šitą. Jo. Tai va, tai dabar čia mes aiškinamajam Du kartus. Atsiprašau, kas nekalba šiuo metu, gal galite užsitylinti savo mikrofonus, ačiū. Jo, nes į eterį išlenda garsai. Tai va, čia mes aiškinamajam rašte tiek detaliau paaiškinom savo, pačio pastato sprendinius, tiek vidaus, tiek ir išorės apdailos ir želdinius, kaip planuojame įgyvendinti. Tai va, čia vienas iš tokių svarbiausių, kaip sakyti, brėžinių, tai yra sklypo planas. Ir pastato dislokacija, kaip ir numatyta detaliajame plane, faktiškai centruojama sklype. Užstatymo tinklelis pilnai užimamas šito pastatu planuojamu. Tiesa, dalis pastato yra požeminė dalis ir visos pagrindinės prieigos, tokios viešos ir minkštos, tai nuo Paryžiaus komunos gatvės, kad būtų toks kontaktas su kitais sporto objektais ir toks, nesudarytų grinai toks, čia ne prekybos centras, čia yra viešas sporto paskirties pastatas ir dėl to čia to minkštumo mes ir siekiame išgauti ir visą tą ūkį, taip vadinamą, kurio nė vienas objektas stambesnis negali gyventi, tai yra automobilių parkavimas, yra ūkinė zona privažiavimo prie pastato paties, tai yra iš šiaurinės pusės, tai toks planas ir buvo, kad planuojami 2 įvažiavimai, vienas įvažiavimas iš Paryžiaus komunos gatvės, kitas iš Malūnų gatvės, nes, kaip sakyti, logistiškai geriausia, kad transportas gali pravažiuoti arba vienaip ar kitaip ir tuo pačiu nesudarydamos nepatogumų bendram gatvių tinklui. Pastato šiaurinėje dalyje ir vakarinėje dalyje yra numatytos parkavimo aikštelės, o rytinėje dalyje autobusų statymo vietos. Ir šiaurinė dalis, kaip jau minėjau, ta ūkinė zona aptarnavimo, ten yra techninis transportas tam tikras ir panašiai, o pats pagrindinis įėjimas, dalinai po stogu šitoj vietoj, yra į pačią ledo areną. Visas planavimo principas būtų toks, gal aš pradėsiu nuo lygio, kuris yra žemės lygyje, va čia matosi tie takai, kur visi žiūrovai ir lankytojai, žaidėjai, taip toliau, reiškia, treniruotė, eina per pagrindinį įėjimą, pakliūna į tokią zoną, kur bilietai yra, ten po to viešosios paslaugos, pereina kontrolę ir dalis, kas žiūrovų, ar, sakykime, lydinčių asmenų, jie
šitoj centriniai dalyje ten gali, sakykime, tokios irgi viešos paslaugos, komercija, ten prekyba, panašiai, ten pabūt palaukti, nes didžioji dalis tų besitreniruojančių paprastai yra vaikai, paaugliai. Tai čia, kaip jau minėjau, yra ledo arena, kurioje planuojama, kad bus ledo ritulio treniruotės, dailiojo čiuožimo treniruotės ir tokios apšilimo salė dar tokia projektuojama. Tai va, kaip minėjau, tai žiūrovinė zona yra žemės lygyje, o tie jau sportuojantis, kurie vėlgi per tą patį kontrolės punktą praėjo, nusileidžia į apačią ir pakliūna į savo sportavimui numatytas zonas. Tai yra ledo ritulys, dailusis čiuožimas. Centriniai daly yra rūbinės, jos numatytos ir treniruotėms, ir varžyboms, nes tarkim, kai varžybos būna, tai atvažiuoja bent 4-5 komandos, kiekviena iš tų komandų reikalingos atskiros rūbinės ir visas tas veiksmas puikiausiai vyksta, o atskiras yra dar blokas, tai yra kerlingas. Aš nekomentuosiu ten populiarumo, nepopuliarumo, bet iš tikrųjų yra didelis poreikis kerlingo žaidėjams, nes jį dar plius žaidžia ir patogus žaidimas neįgaliesiam žaisti, bent jau Lietuvoje, tai pakankamai tokia populiari šaka sporto ir ji labai sprendžia daug socialinių klausimų, kas liečia neįgaliųjų užimtumą. Tai va, tai kaip minėjau, reiškia, tai šitas objektas iš esmės ir skirtas ir treniruotėm, ir epizodiškai bus varžybos vykdomas. Nes, tarkim, jau didžiosios varžybos, tarkim, jeigu būtų, tai ar Klaipėdoje, ar Vilniuje tas pats, tai jos paprastai jau bus, turit švyturio areną, kur galima puikiausiai išlieti ledą ir gali vykti didelio masto varžybos. Šitam objekte, ko gero, nebus tokios apimties, tokio masto varžybų, bet tokio, čia mane patikslintos, patikslintų, kokio lygio čia tos varžybos bus, bet jos bus ir tam tikslui numatytas žiūrovų kiekis 850 žiūrovų šitoj arenoj sėdimų, dar plus balkonas, kur dar kažkiek žmonių. Ir jiems skirta ta zona, ta pertraukų metu ir panašiai, nes būna, kad vyksta ne vienos varžybos, keletą varžybų ir panašiai. Tai va čia kas liečia jo funkcionalumą. Visi techniniai dalykai pas mus numatyti šiauriniai daly, tai yra ledo mašinos zona šiauriniai daly, čia prie ūkinio kiemo, kur, kaip minėjau, ten sklypo plane buvo numatyta, to ledo ruošimo sistema, kerlingui bus atskirai ledo ruošimo sistema, kita sistema. Va, tai dabar pjūvyje maždaug taip. Tai ir mintis dar buvo tokia, šiaip iš principo ledo arena, tai jam reikalingi tokie pakankamai tvarūs sprendiniai, kad ta energija, kuria išeikvojama ledo gamybai gaminti ir jį išlaikyti, tai tuo tikslu mūsų pastatas yra per vieną aukštą įgilintas į žemės paviršių, sienos visos trisluoksnio gelžbetonio, kad išlaikyti tą maksimaliai temperatūrinį režimą, kad tų ir priemonių papildomų šaldymui energijos būtų mažiau išeikvojama.
Tai dėl to ir ta mintis ir buvo tokia, kad pusę pastato faktiškai įleidžiama į žemę ir iškilusi ta viršutinė dalis pastato, kuri skirta žiūrovam patekti. O visi, kaip jau minėjau, sportuojantis, tai vat, jie visi tam apatiniam lygyje ir funkcionuoja. Dabar fasadai, gal čia išklotinės ir mažai ką jums pasakytų, tiesiog medžiagiškumas būtų toks, kad visos sienos yra iš surenkama trisluoksnio gelžbetonio plokščių. Pastatas vienaip ar kitaip, kadangi funkcionalus labai, tai jis turi tam tikrą formą ir tam tikrą sprendimų logiką. Todėl ir tame tarpe ir finansiniai kaštai. Tai mums šitas sprendimas pakankamai atrodo patrauklus ta prasme, kad ir turint omeny tą visą sklypų, tą visą aplinką, kurioje atsiranda pastatas, mes galime išryškinti būtent paties pastato fasadų medžiagiškumą, kad jį kuo artimiau, kaip sakyti, pritaikyti tai aplinkai, kuri yra pakankamai žalia ir kad jisai aplinkoje tiesiog nedominuotų, jis tiesiog ištirptų toje aplinkoje. Tai čia mūsų tokios architektūrinės pastangos buvo šitam projektui įgyvendinti. Dėl to naudojama ta perforuota plokštė, kuri tam tikrą turi skaidrumą, peršviečiamumą, ten persimatys, ten ir laikančiosios konstrukcijos kažkiek. Tamsos metu ten iš po jų gali būti apšvietimas įrengtas ir gana jaukiai galima išspręsti tą viešosios erdvės prieigų klausimą. Ta prasme, visai galėtų būti ne tik kaip patekimas į pastatą, bet kaip ir šiaip poilsio zona, praleisti laiką ir panašiai. Tai va čia mūsų tas perforuotas metalas, stiklas, įgilinta zona tokia. Norisi tokių gražių, minkštų prieigų prie pastato. Ir pačios tos gelžbetoninės plokštės, joms siūloma irgi suteikti tokios minkštumo. Tai yra, Klaipėdai žino, kas tas yra betoninis fasadas, faktūrinis tinkas, tai yra viena iš tradicinių Klaipėdos pastatų medžiagų, bet mūsų mintis buvo, kad tokį išgauti kažkiek gelsvo, tokio, kaip būna gintaras, toksai neapšlifuotas, toks biški grubokas, bet toj gamtinėje aplinkoje jis turėtų jaukiai atrodyti ir būtent kontrastui, tas metalas būtų, tai, tokio žaismo atsirastų. Jo nedaug, bet jis yra vietoje, ten būtent akcentinis daiktas. Čia iš artimesnių taškų mes norėjom, taip, iš artimesnių taškų parodyti, kad taip yra mūsų manymų, kad aiškiau matytųsi ta architektūrinė idėja. Čia vienas vaizdas iš viršaus, kad įsivaizduoti mastelį, kaip čia tas pastatas atrodo. Dėl stogo, tai dabar mes jį rodom tokį, bet ten greičiausiai bus saulės elementai uždėti, nes, kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, tai aktualus klausimas ir panašu, kad jį reikės spręsti ir būtent tokiu būdu, kad gali atsirasti saulės elementai. Ir vėl grįžtant prie sklypo ir jo atitikmenį detaliajam planui, tai mūsų rytinė dalis šiaurinės dalies, kaip ir pietinės dalis, numatyta kaip ir žalia zona, pilnai žalia zona, ir
jeigu rytiniai daly iš viso praktiškai paliekamas toks natūralus apželdimas, kaip dabar lieka, ir tik formuojamos tam tikros prieigos ir privažiavimas. O šiauriniai daly tai yra dalis iškertamų želdynų, bet ten yra vaismedžiai ir tai numatyta detaliam plane. Tai gal aš tada iš karto noriu pereiti prie kitos dalies, tai yra tie paklausimai ir pasiūlymai, kurie atėjo per paskutinius keletą dienų. Iš esmės, tai jie Tai gal dar prieš tai, atsiprašau, Jo. Jokūbai, aš prieš tai tik Taip, informuosiu visus, kad buvo gauti iš visuomenės atstovų elektroniniu paštu 3 pasiūlymai. Pirmas tai daugiabučių namų savininkų bendrijos Rumpiškės, antras pasiūlymas iš asociacijos Klaipėdos žalieji ir trečias pasiūlymas iš Rumpiškės kvartalo gyventojų atstovas. Tai taip, 3 yra pasiūlymai, tai dabar galim juos pakomentuoti apie ką ir Jo, tai iš principo jos galima grupuoti tos klausimus taip, kad vienas iš aspektų ir pabandysim atsakyti, aišku, pagal kompetencijas, nes aspektas, kuris liečia, ar vieta yra tinkama ledo arenai statyti, tai gal mes norėtumėm šitoj vietoj nekomentuoti, nes tai nėra projekto užduotis įvertinti, ar reikalinga, nereikalinga, nes realiai detalusis planas iš esmės ir nusako visas perspektyvas šičia objekto statybai. Tai dėl to aš šito klausimo nebent kas nors pakomentuotų iš savivaldybės atstovo, bet šito klausimo neakcentuosim. Dabar antras ir gana svarbus klausimas, su kuriuo mes labai dažnai susidurėme, tai yra želdynai. Želdynai, kurie būna neišvengiamai numatyti kirsti kai kurie, dalis paliekama. Tai šiuo atveju gyventojai atidžiai suskaičiavo visus kertamus medžius ir jie teisūs, jie teisingai suskaičiavo. Tačiau turim tokį dalyką kaip detalusis planas, o jis irgi šiuo atveju atsižvelgia matyti esamų želdynų būklę, nors dalį želdynų matyti reikės spręsti, kaip čia parašyta techninio projekto metu, tai yra atlikti kiekvieno medžio ekspertinį vertinimą, bet jie bet kuriuo atveju statybos zonoje ir numatytoje parkavimo zonoje numatyti kirsti. Kiek įmanom, o sakykime, toj rytiniai, pietiniai daly, visi želdynai kiek įmanoma išlaikomi, nekerstant jų, saugant ir prisitaikant visas prieigas prie numatomo pastato. Tai šiuo atveju, man atrodo, pats ir sklypo planas pats savaime iš savęs toksai beveik panašus savo vizualų į tą detalųjį planą, nes iš tikrųjų mes toj rytiniai daly paliekama pilnai želdynus, nekertamas tiek rytiniai, tiek pietiniai daly. Šiauriniai daly taip dalinai išsikerta vaismedžiai. Dėl vaismedžių, sakykime, o jie sudaro faktiškai tą liūto dalį kertamų medžių. Tai nėra saugotini medžiai, tai nėra tie vertingi. Labai stengiamės išsaugoti medžius vakariniai daly, ten prie parkingo, tai tikrai tie medžiai, kurie netrukdo tom susisiekimo komunikacijom, mes juos stengiamės išsaugoti. Ir vis tiek, bet kokiu atveju, kaip ir parašyta detaliam plane, nors ir nežinau, ar matysis ar ne, bet iš tikrųjų
yra čia įvardinti, kurie kertami medžiai, kuriem turi būti atliktas ekspertinis įvertinimas. Ir, nu, praktiškai visiems medžiam bus ekspertinis vertinimas atliktas toj zonoje, kurioje bus numatyta pastato statyba. Ir be abejo, toj zonoje, kurioje paliekami tie medžiai, nes, nu, būna ten per laiką jie ir pakeičia savo būklė pasikeičia tiesiog jų natūraliai. Koks dar aspektas be ledo arenos ir želdinimo, tai čia dėl vandenvietės. Nu, čia vėlgi, sakyčiau, ne visai mes kompetentingi dabar atsakyti šitą klausimą. Gal čia savivaldybės atstovai atsakytų šitą klausimą, bet mums patikino, kad jie jau neveikia, senai uždaryti, detaliajam plane to nenumatyta, nes šiaip jau, nu, sakau, tie paklausimai, jie daugiausia apima tą detaliojo plano sprendinius, ne daugiau negu kad jau projektiniai pasiūlymai, tai tiesiog išdava to detalaus plano, bet detaliajam plane, kai jis buvo, matyt, pristatytas visuomenėje ir nelabai senai, tai šitie klausimai turėjo būti jau išspręsti. Tai sakyčiau. Aš dar gal papildysiu toliau sekantis klausimai buvo iš Klaipėdos žaliųjų. Kuo remiantis atliktas individualus skaičiavimas, siūlau mažinti vietas automobiliams įvertinus šalia esančios futbolo aikštės 4 mašinų stovėjimo aikštelių nuolatinės prastovas. Ir antras, kaip nustatomas elektromobilių vietų skaičius. Gerai, aš trumpai atsakysiu. Šiaip statybos reglamentas visada numato tą minimalų automobilių kiekį, privalomą automobilių kiekį pastatui statyti sklypo ribose. Tai jeigu skaičiavimai mūsų tokie, vienokie skaičiavimai gali būti tam minimaliam kiekiui nustatyti apie 60 automobilių, bet įsivaizduokit, jeigu iš tikrųjų renginys sutraukia žiūrovus ir jis suvažiuoja koks 1000 žiūrovų vienu metu ir įsivaizduokim, kad bent vidutiniškai po 3 žmonės į automobilių sėda, tai čia toks jau dažnas atvejis, tai mes turim beveik 300 automobilių vietų kiekį turėti. Tai čia, sakykim taip, tas skaičiavimas išeina iš tam tikrų loginių parametrų, žiūrovų parametrų. Tai tiesiog, gatvės, kurios pastatai, kurie nepritaikyti vietų kiekį ir panašiai automobilių, tai paprastai į kiemus gyventojų stato, kiemuose gyventojų, bet kur papuola. Būna žiauriai daug nepatogumų sukelia, dėl to tas automobilių kiekis, mes čia tarėmės, kaip sakyti, ne vienpusiškai mes čia nusprendėm, kad toks kiekis, tiesiog pasitardami su pakovais, su eksploatuojančiais tokiai panašius objektus žmonėm, tas kiekis yra optimalus. O elektromobilių nustatomas kiekis yra pagal SPR, taip vadinama, tai yra 20% nuo bendro automobilių kiekio. Tai dėl to turim tokį elektromobilių kiekį ir tokį automobilių parkavimo kiekį. Nes jeigu dabar ten, sakykime, stadione nevyksta renginių, jeigu jie ir įvyksta, tai ten, aišku, tie parkingai užsipildys, šitie parkingai užsipildo, bet čia, tiesiog be šito negalimas joks pastato eksploatavimas žmoniškas.
Dar matau, čia buvo irgi klausimų, ar rytinėje dalyje paliekama apželdinimo zona, ar daugiausiai išsaugoma. Tai kaip ir mes jau pakomentavome, kad rytinė ta dalis ir lieka pagal detalų planą. Dar sekantis buvo 3 takus vedančius į ledo areną iš Komunos gatvės projektuoti taip, kad būtų išsaugomi brandūs sveiki želdiniai. Tai turbūt irgi jau atsakėme, Kubas jau atsakė prieš tai. Ne, gal tada vėl bandau čia prieiti iki sklypo plano. Na, tai kaip ir buvo numatyta, reiškia, kažkiek medžių čia šitoj vietoj, kur reikalingas įvažiavimas, čia mes tiesiog kito pasirinkimo neturim. Tai keletą medžių išsikis, bet visas rytinis flangas, kiek yra medžių, jie visi natūraliai pasilieka, jokių kirtimų tikrai nenumato. Tiek rytinėje, tiek pietinėje dalyje. Tai gal... Dar buvo Dar? tas Kartojasi. Kartojasi. Dar gavome dėl vandenvietės, jo vėl pasiūlymą ir dėl medžių, tai turbūt dėl medžių mes jau atsakėme, dėl vandenvietės irgi nelabai pakomentuosime, nebent savivaldybės atstovai pakomentuotų. Turbūt toliau, jeigu turite kažkokių papildomų klausimų, tai prašom klauskite. Bet kuriuo atveju mes raštu bus atsakyta į kiekvieną tą raštišką paklausimą. Raštiškai bus atsakyta per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo. Taip. Tai prašome, klauskite. Jo, tai dabar jau galim pereiti prie sekančios dalies. Tai turbūt, jeigu bus klausimų, tai laukiam klausimų ir bandysim atsakyti. Čia ranką matau. Jo, tai jūs prašau, kas keliate ranką drąsiai. Labą dieną. Rumpiškės bendruomenės pirmininkė Rita Simanauskienė. Aš ten daug klausimų pakėliau ir dėl medžių, ir dėl tos vietos, reiškia, nes, kiek suprantame, visa sporto infrastruktūra kažkodėl tai koncentruojama vienoj vietoj, nes pietiniai miesto daly nieko neturi, o mažas vaikas, koks antrokas, ten trečiokas, turi su autobusu trenktis visą valandą per kamščius iki treniruotės, o paskui grįžti atgal. O čia pas mus kaip yra pensininkų kvartalas ir tie vaikai, faktiškai dauguma ten, kur jie gyvena pietiniai dalyje, reiškia, jie nepasieks tų treniruočių ir negalės, reiškia, užsiiminėti sportu, nebent turtingieji, kurie arba tėvai nedirbantis, galės atvežti tą vaiką. Ir su mašina, ir laukti čia valandą, ir taip toliau. Dėl vietos, reiškia, netinkama. Nepagalvota, kad toj vietoj jau yra tiek daug sporto įrenginių. Ledo arena kita, 6 minutės pėstute, čia net 5 minutės, 2 ledo arenos bus vienoj vietoj. Futbolo, reiškia, stadionas milžiniškas yra šalia, Klaipėdos baseinas šalia, viskas kažkaip vienoj vietoj ir visur reikia, vaikai negali pasiekti treniruočių, negali pėstute pasiekti treniruočių. Čia yra, skaitau, nelabai normalu, vieta tikrai netinkama. Antras klausimas, į tą klausimą jūs greičiausiai neatsakysit, čia jau savivaldybė planavo. Antras klausimas, dėl automobilių stovėjimo vietą. Norėčiau paklausti, ar čia jūs optimalų pasakėt, optimalų apskaičiavot vietų, ar įtraukėt į tą optimalų, kad keliuką pietiniai pusėje pereini stadionas, kur amžinai 4 sporto tos mašinų stovėjimo aikštelės yra tuščios. Ten net, aš jums nuotraukos įsiunčiau, žolė jau užaugo, niekas nestato, nes niekam nereikia, ten poreikių nėra statyti mašinų, tai nėra gyventojų. Ir dabar jūs tokį milžinišką aikštelę dar statot šalia, reiškia, sporto tų tuščių automobilių stovėjimo aikštelių.
Tai ar galima toks pasiūlymas sumažinti tą mašinų stovėjimo aikštelę iki maksimaliai, kiek galima mažiau jų daryti, nes yra kur čia pasistatyti. Buvo kompleksinė Rumpiškis kvartalo teritorijos, reiškia, ta tvarkymas, čia perteklinį, reiškia, skaičių Neniškis sutvarkė sumažino iš 10 hektarų žaliųjų plotų iki 6 ir 4 hektarus papildomai užbetonavo, nuo namo, reiškia, laiptinės, iki namo laiptinės, iki kito namo ir visur tik asfaltas pas mus. Ir mašinos pustuštės stovi, o tik tai per jūros šventę čia atvažiuoja mums ir dūmina punosi. Irgi tas blogas dalykas. Tai va, reikia atsižvelgti, kai jūs projektuosite, reiškia, mano prašymas sumažinti automobilių stovėjimo vietų minimaliai ir atsižvelgti į stadiono aikštelės ir Rumpiškės kvartalų naujai. 1000 vietų šalia dabar yra, laisvų vietų, 1000 įrengta naujų bus. Nu, tai čia yra nenormalu jau, faktiškai. Bet tai jeigu galit, pakomentuokit tą klausimą, ar galima sumažinti mašinų stovėjimo aikštelę. Nu, klausimas, aišku, svarbus, bet kaip jūs įsivaizduojate, aš turėčiau atsakyti šitą klausimą. Aš, sakykim taip, po susirinkimo šito, aš pasakau užsakovam, kad, žinot, nepritarta man mūsų siūlymui šitam automobiliui kiekiu įrengti. Ką darom? Tai aš manyčiau, kad taip atsakyčiau. Dabar vienareikšmiškai negaliu atsakyti, ar tikrai bus, sumažintas automobilių kiekis, bet šiuo klausimu tikrai diskutuosim. Ir tiesą sakant, nežinau, kokį čia šitas parkavimas čia diskomfortą suteiktų, nes realiai visas pastatas, prieigos prie pastato žalios pilnai ir jisai, gana užslėptas tas parkingas ir tai jisai, nėra ten tiek užimantis daug vietos, čia tik tai gal tas skaičius toksai, įspūdingas atrodo, bet realiai jisai paskendęs tarp žalumos, o, sakykime, koks argumentas jų nedaryti, o jeigu, kaip sakot, jūros šventė privažiuoja mašinos ir dūmina jum, tai norisi šito išvengti, o šiandien sportas vienai, kaip sakyti, gyvenimas nestovi vietoj. Ir šiandien atrodo taip, o po to, kol pastatys, viskas gali kitaip atrodyti. Tai, žinokit, nelabai kitaip atrodys, reiškia, tikrai, nes čia jau perteklinis, stipriai perteklinis, jau šalia yra kvartalas, kur įrengė papildomai 660 berods vietų, tai čia tik mašinų mes neturim, pustuščio aikštelė stovi, prie stadionų pustuščio 4 aikštelės stovi ir kam dar rengti, tai čia iš viso mano supratimui apskritai, perteklinis tikrai kiekis yra. Gerai, atsižvelgsime ir tikrai pamastysime šito klausimu. Jo, nes aš ten atsiunčiau nuotraukos, pasižiūrėkit priešais futbolo mokyklos, kaip aikštelės atrodo. Mes ir vietoj vaikštėm, žiūrėjom ir jūsų nuotraukas atidžiai peržiūrėjau. Tikrai labai. Jo. Ir dar klausimėlis, dabar žiūriu tą projektą ir visos kaip paveiksliukus žiūrite, o kur detalusis planas padidini ir neįmanoma įskaityti raidelių, reiškia viskas susilieja. Kodėl būtent detalusis planas, tas kur raudono daug, reiškia raudonos spalvos tas paveiksliukas, reiškia neįeina įskaityti nieko, labai norėjau skaityti ir neįmanoma. Kaip jį gauti galima, kad galėtum paskaityti, ką reiškia ten reikšmės yra, pavyzdžiui, ten tas spalva reikšmė, dar... Jo, tai mes prie atsakymų pridėsim jom ir atsiųsim. Aha, gerai, ačiū labai. Ir taip, ir dar buvo labai svarbus klausimas, kodėl nėra įdėta žemėlapio, kokie medžiai kertami konkrečiai? Mes dar nesame padarę inventorizacijos visos, tai tikslių medžių mes nustatyti kol kas negalime šitoje stadijoje, bet iš karto techninio projekto metu mes užsakysime tą medžių vertinimą ir tada jau tiksliai numatysime. Prašau, dar įsikišiu, kad mes čia darome projektą,
kur atitinka visus tos STR reikalavimus ir mes negalim nuo vieno peršokti prie kito, tiesiog ir detaliam parašyta, kad darant techninį projektą turi būti atliktas medžio ekspertinis vertinimas ir tik tada suteiktas. Tai faktas, taip. Jo. Ar dabar dar klausimas, ar savivaldybė į projektinius užduotis įtraukia vertingų medžių išsaugojimą? Ar savivaldybė įtraukia į projektinį užduotį medžių išsaugojimą? Na va, sakykime, va dabar čia ta projektavimo užduotis yra, nes, kaip, iš principo, tokio netgi parašymo savivaldybė negali parašyti, nes, daromi projektiniai pasiūlymai, atsižvelgiama į situaciją ir jeigu ten, tarkim, tokia situacija, kad reikia tą medį pašalinti, tai, negali savivaldybė parašyti, kad, mes šito negalim jums leisti šalinti. Ir tada, tiesiog tas projektavimas pastato tampa beprasmis reikalas, nes, tiesiog pastatas pagal savo funkcijas, užima tokį plotą. Viskas čia, neturim kito pasirinkimo, arba tada, būna mažina ten dėl kažkokių priežasčių ar ką, bet, ir vėlgi aš grįžtu prie to paties. Yra tas detalusis planas, kuriame va tas eiliškumas ir numatytas, kaip mes elgsime su tais medžiais, bet mes tikrai nuoširdžiai prisipažįstu, kad mes su kiekvienu projektu susidurėm ir tikrai nėra mūsų tikslas pjauti medžius. Čia, jokių būdų, čia yra blogas reiškinys būtų. Tai tiesiog, bet yra tokių neišvengiamų vietų ir jas analizuosim, nes, būna kompensacinės priemonės. Šiais laikais gali persodinti medį. Iškasa su visom šaknim yra technika, į kitą vietą perdeda. Tai netgi tokie galimi variantai. Dėkuoju už atsakymą. Mes jau kvartalė susidurėm su to, buvo kompleksinė Rumpiškės teritorija tvarkymas, kada per pristatymą, Brujevas, projekto architektas, melavo, kad nemažint žaliųjų plotų, ir galų gale iš 10 sumažino 4, kada sakė, kad nekirs jokių medžių, nes žalieji plotai išsisaugojo, iš tikro atvažiavo ir žmonės priešinasi, paskui padavė į teismą ir iškirto 500, sveikų, gražių, brandžių ir labai brangių medžių. Tiesiog kirto žmonėms ant galvos, pasamdė savivaldybę, tokią įmonę kažkokią iš Kauno, mažoji bendryja tokia, kurie žmonėms ant galvų net kirto. Pasakė, savivaldybė taip liepė jiems. Tai čia buvo tokia tragiška situacija, iškirsta šalia 500 medžių, tai prašau atsižvelgti į tai. Ir dar 10 000 metrų kvadratinių krūmų, dėl kurių visi čia bilinėjusi 2 metus. Saulius Vikfondo advokatas Saulius Dambrauskas byloje buvo. Savivaldybė patyrė didžiulius nuostolius, samdė mokamus advokatus, bilinėjusi su žmonėmis ir taip advokatams sumokėjo apie 10 000 eurų ir nieko nelaimėjo, jiems negrąžinti tie pinigai. Tai labai nesinorėtų, kad tokia pat situacija būtų. Labai norėčiau, kad atsižvelgtumėte tai, kad šalia jau iškirto, išplykino savivaldybę, dėl to, kad padaryti tų perteklinių mašinų stovėjimo aikštelė ir dabar mūsų gyvenimas čia yra tragiškas. Įsivaizduokit, kiek automobilių ir ten per šventę suvažiuoja ir nuo vaikų negali į kiemą išleisti, nuo vieno namo iki kito namo durų visur mašinų tik stovėjimo aikštelė suprojektuota ir įdūmina jie naktį, dieną įvairiai. Daug žmonių dėl to senukų tikrai, kurie labai pergyveno dėl želdinių, mirė tiesiog, pažįstu tų, kurie mirė tiesiog dėl to, verkė, mirė, čia buvo pilna tragedija. Skundžiasi pirmininkui, bet ką mes galėjom padaryti, tai iškelti bylą, bet 2 metus bylinėjomės, taip šiaip ten taikos sutartis buvo pasirašyta, bet kas iš to, 2 kvartalus iššikino jie 500 medžių, nežiūrint ką. Ir mums jų labai gaila, mes niekada kaip gyventojai čia neatleisime už tai ir kiekvieną viešinsim kiekvieną kartą, kaip savivaldybės juoda dėmė yra veikti prieš žmonės,
bilinėtis su žmonėmis ir tokius pinigus mokėti advokatams po 10 000 ir paskui viskas iš mokesčių mokėtojų pinigų ir tie pinigai negrąžinti. Tai nelabai nenorėčiau, kad šioje situacijoje statant ledo areną vis dėlto tas pasikartotų. Labai nenorėčiau. Tai prašymas išsaugoti visus želdinius, kurie įmanoma, daryti, kirsti, galbūt takelis yra, reikia padaryti, iškirsti tą takelį, ten keletą tų medelių, padaryti takelį, be aplinkai, jeigu ten įmanoma juos išsaugoti ir nebūtina, tikrai jų nekirsti. O tas apželdinimas yra banalus ir juokingas. Dabar Rumbiškės kvartalė atvažiuokit pas mus, aš jums parodysiu. Antrą kartą atsodina ir viskas nudžiuvo. Trečią kartą atvažiuoja Kubilienė iš tvarkos skyriaus ir sako, čia per daug tų medžių, stovi nudžiūvęs medžiai, eglutės, viskas nudžiūvė baisiai kaip tarša. Ir jis sako, čia per daug, neatsodinsim trečią kartą. Nu, aš suprantu, kad brangu, nes dabar karščiai niekas nelaistų tų želdinių ir čia yra pas mus tragedija dėl tų želdinių. Tai va taip ir stovi ta vizualinė tarša, reiškia, po projekto už 7 milijonus, kur galima buvo pagal gyventojų pasiūlymus rojų padaryti, bet buvo kažkokie tai užsispyrimas iš direktoriaus Gintaro Neniškio, Grubliausko užsispyrimas, mes darysim kaip norim, ne taip, kaip gyventojai nori 500 ar ten daugiau, o kaip jie nori iškirsti, betonuoti, o dabar Neniškis dirba tam KKT, reiškia, pinigus ten uždarbiauja iš mašinų rinkimų, greičiausiai įtariam, kad dėl to darė tiek vietų čia papildomai, nes iš karto mokamai padarė, kad rinkti pinigų. Tai reiškia, dėl Neniškio uždarbio buvo iškirsti želdiniai 510 000 metrų kvadratinių krūmų, vien todėl, kiek suprantame, galbūt klystame, tai tegul paneigia, reiškia, kad uždarbiautų tos pinigus rinktų. O mums, reiškia, aš atsiprašysiu, ar galime kalbėti apie šitą projektą ir šito projekto medžius? Aš suprantu, kad jums nesinori klausytis, bet tie projektai šalia yra, ir dėl to apie tai reikia kalbėti, kad jeigu šalia jau iškirsta tiek medžių, tai jau kitur, jau paskutinį mūsų ten tą gabaliuką, kur dar turim žalumos, tai reikalaujame nekirsti. Tai aš suprantu, kad savivaldybei skaudu yra, bet čia yra projektai susiję, nes savivaldybė galų gale turi suprasti, kad neveikti prie žmonių valią, o daryti žmonėms projektus už europinius pinigus, nes čia yra ir mūsų pinigai. Ačiū už dėmesį. Jeigu paneikite, jeigu aš kažkur tai neteisi, paneikite tada. Ne, tai sakau, jeigu taip pakonkretinti, kas šitą projektą liečia, tai va šiauriniai daly yra vaismedžių zona, va šitie. Tai mes dalį ir paliekam, nors detaliam plane ir rodo jos kertamas. Tai va šitoj zonai išsikerta, įvažiavimo zonai 2 kažkur. Ir va kiek čia va mums reikia šitoj va zoną, aš padidinsiu va vaizdą. Nes tiesiog fizinių galimybių neišeina kitaip. O toliau, kur čia yra, tai mes jau, aš priartinu, čia yra tie medžiai, mes juos saugom maksimaliai. Tik tose vietose jie, ir čia, visur jie yra. Ir realiai, visiškai 100% pataikyti, kad, tarp medžių pastatyti, tai čia sunku, bet, stengiamės. Dėl to čia tų tokių masinių kirtimų, kaip čia minėjot ankstesniuose projektuose pas jūs buvo, tai čia tikrai nenumatome. Ir galų gale mums ir nederins tokio projekto. Tai tikrai mums tokių projektų ir nereikėtų, nes kažkaip klimato kaita šaukiam, klimato kaita, tai reikia reiktis klimato kaita nuo medžių kirtimo, nuo būtent karščių salų atsiradimų, tokių betonuojamų vietų. Rumpiškės kvartalą tai organizavo savivaldybė tiesiog karščių salą, kur neįmanoma reikia išvažiuoti iš to kvartalo, būti negali. Tai dabar nelabai nesinorėtų, kad dar viena vieta šalia atsirastų tokia. Mums labai gazdina. Tai prašom ir reikalaujam, kiek galima daugiau išsaugoti dar papildomų medžių, jeigu ten įmanoma, kiek galima, nes eisim ten, žiūrėsim, kovosim, o jeigu ne, bylą kelsim. Supratom. Ačiū už pastebėjimus, tada dar susirašinėjimą laukelėje matau
klausimą, kad ryšys trūkinėja, tikiuosi vis tiek girdėjote viską. Ir klausimas yra, ar yra tikimybė techninio projekto metu mažinti mašinų stovėjimo aikštelės vietų skaičių, išsaugant sveikus medžius. Tai turbūt irgi, ką tik Jokūbas tai ir būtent pakomentavo, kad aikštelėje tikrai medžiai, kurie nebus pravažiavimo zonoje, būtinai bus išsaugomi. Ir kirsime tik tai jungtyje su gatvės jungtyje esamus medžius. O aikštelėje tikrai stengsime viską išsaugoti. Arba bent jau kompensuoti, reiškia, jeigu jau tikrai matysim, kad, vis tiek čia bus dėl kiekvieno medžio, analizė daroma. Ką mes ten galim padaryti, kaip geriau suprojektuoti, kaip jie apvažiuoti ir panašiai. Taip, dar buvo irgi prašymas pateikti raštiškus atsakymus į pastabas ir pasiūlymus, tai pasikartosime, kad būtinai tai bus padaryta per 5 darbo dienas po šio viešinimo. Mes jums atsakysime raštiškai visus klausimus ir pasiūlymus. Ir kaip matau, daugiau klausimų susirašinėjimo laukelyje nebuvo, tai nebent dar turite kažkas klausimų iš prisijungusiųjų. Čia. Gal ponia Lina nepaminėjo, kad mūsų viešinimo procedūra oficialiai vyksta valandą laiko, tai nuo 15 iki 16, bet aišku gali prasitęsti, jeigu bus papildomų klausimų diskusijų. Tai dabar jau yra be 5:04, tai mes tada dar laukiam kažkokių klausimų, pasiūlymų, į ką bandysime ir atsakyti, o jeigu ne, tai mes jau planuojam 16 valandą ir pasibaigti tą viešinimą. Gerai, tada galbūt aš užduosiu trumpą klausimą. Jeigu mes jau esam šitam brėžinyje, galėtumėt jį truputį aukščiau pakelti viršutinę dalį. 2 klausimus turiu. Pirma, visi parkingai pas jūs yra pažymėti pilkai, o konkrečiai iš kairės pusės viršui yra pažymėti taip mėlynai, nežinau kokia čia spalva. Kodėl taip yra? Aš legendoj niekur nepamačiau, kuom skiriasi. Elektromobilių pakrovėjų. Tiek daug? Jo, 20% turi būti pagal reikalavimus. 20% su pakrovėjais. O iš kur ateina elektra? O čia jau kita projekto stadija. Čia mes dabar turim padaryti taip, kad įstatom pastatą, suplanuojam sklypą, o jau techniniai dalykai jau techninio projekto stadijoje sprendžiami. Bet jie po to techninio projekto stadijoje galės pasakyti, kad ne, čia galbūt negera vieta yra automobiliams, elektromobiliams, būtent galbūt iš vakarinės pusės ten patogiau yra padaryti pakrovim. Jo, šitoj pusėje, pavyzdžiui. Gali visko būti. Nes ten administracinis pastatas, ne, jie tiesiog ar galės padaryti, tai... Jo, čia šitas dalykas neužkerta kelio pakeisti dislokaciją. Čia padaryti paprastas, o čia su elektro pakrovimu. Gerai, o ir antras momentas, vėlgi ten viršui, kur yra įvažiavimas iš Malūno tvenkinio gatvės, gali būti ir taip, ar ten bus suplanuota kažkaip, kad būtų pėsčiųjų takai, taip sakant, įeinant iš Malūno tvenkinio gatvės, kad žmonės galėtų paprastai patekti prie pastato. Taip, tai mes jį orientuojam labiau iš pietinės pusės, nes čia tokia, transporto mazgas, tai nelabai norisi ten tų žmonių traukti. O čia tas pagrindinis įėjimas, tai mes jau taip norim į jį akcentuoti iš ten. Kad nebūtų tokio vaikščiojimo. Aišku, gali būti, kad
gyvenime, kaip būna žmonės patys takus išvaikščioja, tai kokiais strėžiais. Dažniausiai taip ir būna. Nu, taip ir būna. Tai gal kas tiesiog, nu, norisi būtent pasiūlymuose užakcentuoti, kad va šita zona žalia ir minimum tų takų, bet vieną tokį parodėm iš malūno. Mhm. A tvoros ten iš tos rytinės pusės nenumatoma. Manau, kad neturėtų būti tvoros. Nu, ne ligoninėgi vis tiek. Tikrai taip. Gerai, ačiū. Ačiū. Dar patikrinti. Ne. Mhm. Na, tada tai į baigiamą stadiją išeinam tada viešinimo. Taip, tai jau valanda truko visas susirinkimas. Dabar 16 valandų jau yra. Klausimai, jeigu baigėsi, matom baigėsi. Dar atsiklausimų nėra. Daugiau klausimų. Tai ką, susirinkimas tada bus baigtas. Nutarta, kad parengti priimtų ir motyvuotai atmestų iki viešo susirinkimo pateiktų visų pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais, kaip į juos atsižvelgta į pateiktus tuos pasiūlymus. Tai visiems bus išsiųsta, kaip ir minėta, buvo per 5 darbo dienas. Tokia tvarka yra. Tai čia mažiau kitą savaitę. Taip, Ne? taip, Jo. taip. Ir tada, atsižvelgiant į tai, teiksim savivaldybei pasiūlymus pritarimui. Pritarimui. Tai būtų viskas tada. Ačiū Tai- visiems dalyvavusiems. Ačiū visiems dalyvavusiems Ačiū. ir atsisveikinom. Aš dar noriu priminti, kad visas tas mūsų viešinimas buvo įrašomas ir bus paviešintas, ane? Taip. Taip. Tai dabar mes jau puolam įrašinėti. Tai ačiū visiems ir tada viso. Sveikinam. Viso.